Sveiki visi, jūs žiūrite 60-ąją PHP pamoką ir šioje pamokoje vėlgi pratęsime darbą su objektiniu programavimu, tai yra objektais ir klasėmis. Taigi, praeitoje pamokoje mes dalį pagrindo jau aptarėme ir iš esmės šioje pamokoje šiek tiek papildysime praeitą pamoką, kitaip tariant, per daug naujų dalykų nesimokysim, tačiau iš tiesų dar labai daug dalykų mes turime išmokti ir visa tai bus kitose pamokose. Na tai šioje pamokoje mes nagrinėsime privatųjį raktažodį private ir kaip ir minėjau praeitoje pamokoje, tas privatus raktažodis private gali, sakykime, sukurti atitinkamą klasės elementą, kuris bus privatus ir prieinamas tik pačioje klasėje. Kitaip tariant, negali būti prieinamas iš klasės išorės. Kitaip nei public elementas, kuris yra viešas ir gali būti prieinamas iš klasės išorės. Tai dar vienas dalykas, kurio neparodžiau praeitoje pamokoje, tai kaip ir mes galime išsikviesti funkciją pasinaudojus objektu, taip mes galime išgauti ir kintamosius. Tai iš karto atvaizduokime kintamąjį paimtą iš mūsų klasės, kitaip tariant, pasinaudojus objektu paimame kintamasis ir jį atvaizduojame pasinaudojus echo metodu. Kitaip tariant, darome tą patį, ką darytų funkcija pavadinimu funkcija. Išsisaugome ir štai mums atvaizduoja du kartus žodis sakinys, nes pirmą kartą mes patys atvaizduojame kintamai, o antrą kartą mums funkcija jį atvaizduoja. Bet viso to esmė ta, kad kadangi šis kintamasis pavadinimu kintamasis yra viešas, public, todėl mes ir galime jį išgauti ir atvaizduoti. Bet jeigu jis būtų privatus, mes, sakykime, negalėtume jo išgauti ir mums mestų klaidą. Tai jeigu mes pasikeisime raktažodį į privatųjį, mums tiesiog mes klaidą, kuri, sakykime, reiškia tai, kad mes negalime pasiekti privataus elemento būtent šioje klasėje. Tiesiog, kitaip tariant, mes negalime išgauti kažkokio privataus elemento. Tai patys mes to padaryti negalime, bet nepamirškite, kad mes turime funkciją, viešąją funkciją. Ir dabar visa tai vyks taip. Kadangi šis kintamasis yra privatus, todėl mes iš išorės negalime jo išgauti. Bet kadangi funkcija pavadinimu funkcija yra vieša ir jos darbas atvaizduoti būtent tą kintamai, privatųjį kintamai, mums jį atvaizduos ir jeigu pasižiūrėsime, tikrai mums jį atvaizduos, kadangi ši funkcija yra vieša ir iš esmės ji yra klasės viduje. Ir kaip minėjau, privačius elementus, šiuo atveju privatų kintamai pavadinimu kintamasis, galima pasiekti tik iš klasės vidaus. Bet kadangi funkcija pavadinimu funkcija yra klasės viduje, todėl mes ir galime pasiekti tą kintamąjį pavadinimu kintamasis. Taigi, iš esmės, mes išsikviečiame funkciją iš išorės. Mes galime tai padaryti, nes ji yra vieša. Ir jos darbas yra atvaizduoti tą kintamąjį. Tai jau nesvarbu, ar jis viešas ar privatus, kadangi mes tai darome klasės viduje. Jeigu mes jį bandytume atvaizduoti iš išorės, mums vėlgi mestų tą pačią klaidą. Bet kadangi mes atvaizduojame ją iš klasės vidaus, tiesiog išsikviečiame funkciją, kuri yra vieša iš išorės ir tai yra leidžiama. Tuomet mums vėlgi, tiesiog atvaizduoja, kaip ir rodžiau, tą kintamąjį. Ir, manau, visą tai aišku, kadangi vėlgi kintamasis yra privatus, todėl mes patys jo iškviesti negalime. Bet mes turime viešą funkciją, kurią mes galime iškviesti iš išorės. Tai mes ją išsikviečiame ir jos darbas yra atvaizduoti tą kintamai, privatųjį kintamai pavadinimu kintamasis. Ir mums ją atvaizduoja todėl, kad ši funkcija yra toje pačioje klasėje kaip ir
privatus kintamasis ir, kaip minėjau, privatus kintamasis gali būti pasiekiamas iš klasės, bet ne iš išorės. Tai ši funkcija yra klasėje, todėl mes jį ir matome. Na taip, vėlgi pakartau kelis kartus, bet manau, taip dar aiškiau. Taip, bet jeigu mes pasikeisime ir funkciją į privačią funkciją, kitaip tariant, tiesiog mes čia susikūrėme privačią funkciją pavadinimu funkcija, kurie atvaizduos privatų kintamąjį pavadinimu kintamasis. Ir jeigu mes bandysime iškviesti privačią funkciją iš išorės, mums vėlgi mes klaidą, kadangi mes negalime pasiekti privačios funkcijos. Bet mes galime vėlgi pasidaryti kitaip, tai susikurti dar vieną viešą funkciją. Kitaip tariant, tiesiog viešą funkciją, nes daugiau jų nėra, tai susikūrėme funkciją pavadinimu iškviesti, tarkim, be jokių parametrų. Ir jos darbas būtų iškviesti funkciją iš šios klasės pavadinimu funkcija. Taigi dabar viską paaiškinsiu. Mes turime viešą funkciją pavadinimu iškviesti, kuri iš mūsų klasės iškvies funkciją pavadinimu funkcija. Kitaip tariant, funkcijos iškviesti darbas iškviesti funkciją pavadinimu funkcija, o funkcijos pavadinimu funkcija darbas atvaizduoti kintamai pavadinimu kintamasis. Tai čia mes išsikvieskime funkciją iškviesti ir mes ją galime išsikviesti todėl, kad funkcija iškviesti yra vieša. Ir kadangi ji yra toje pačioje klasėje kaip ir privati funkcija, mes galime ją išsikviesti iš klasės vidaus, kaip ir su kintamoju. Tai mes ją išsikviečiame ir jos darbas atvaizduoti ir ji mums atvaizduos tą kintamai. Tai kitaip tariant, rezultatas bus tas pats, tiesiog jeigu mes turime privačią funkciją, kuri turi būti privati, sakykime, pagal jūsų ten, sakykime, jeigu jūs turite privačią funkciją tiesiog ir nenorite, kad ji būtų vieša, tai jūs galite tiesiog susikurti papildomą funkciją, kuri bus vieša ir kurios darbas būtų iškviesti tą privačią funkciją. Ir vėlgi, visa tai veikia tik todėl, kad būtent ta vieša funkcija yra toje pačioje klasėje kaip ir privatus, sakykime, elementai. Todėl būtent vieša arba nevieša funkcija, sakykime, nesvarbu, ar elementas bus privatus ar viešas, jeigu mes bandome jį išgauti iš klasės vidaus, jis bus išgautas, nes kaip minėjau, viešas prieinamas iš visur, privatus tik iš klasės. Tai nesvarbu, ar privatus ar viešas, mes iš klasės jį vis tiek pasieksime. O kadangi ši funkcija vieša, mes ją galime iš išorės iškviesti, tai mes išsikviečiame šią funkciją, jį iškviečia šią funkciją ir jos darbas atvaizduoti šį kintamai. Todėl mes matome tokį rezultatą. Manau, gan aišku. Ir dar vienas dalykas, tai tarkim, tai paskutinis dalykas, kurį šioje pamokoje parodysiu, tai tarkim, kai mes tokiu būdu priskiriame klasę objektui, mes galime nebūtinai rašyti klasės pavadinimą, o galim, sakykime, klasės pavadinimą išsaugoti į kintamai, ir visa tai vadinsis instancija, sakykime, nežinau iš tiesų kaip tai verčiasi, bet aš vadinu instanciją, tiesiogiai verčiu iš anglų kalbos ir, tarkim, susikurkim instanciją kintamai ir jo reikšmė būtų klasė. Ir tai reiškia, kad kintamojo instancija reikšmė yra klasė ir kai mes, sakykime, priskiriame klasę objektui, mes galime rašyti ne klasės pavadinimą dabar, o būtent kintamai instanciją. Ir kada, tiesiog pasikomentuosim, kad tai tiesiog iškviečia būtent klasę. Sakykime, new instancija, new kintamasis instancija yra lygu new klasė, nes mes instanciją kintamą reikšmę nusistatėme į klasę. Sakykime, kitaip tariant, klasės pavadinimą išsaugome į kintamai ir vietoj klasės pavadinimo rašome tą kintamai. Ir tai yra instancija ir tai gali atrodyti nenaudinga kol kas, bet ateityje tai vėlgi kartais pravers ir
ateityje ir sužinosite, kodėl tai pravers. Nes, na, vėlgi papildomi dalykai toms instancijoms yra sukurti, papildomos funkcijos, elementai ir panašiai. Tai iš tiesų tiek ir tenorėjau parodyti šioje pamokoje, tikiuosi viską supratote. Jeigu vėlgi kažkas neaišku, būtinai klauskite komentaruose, atsakysiu, nes šios pamokos yra gan svarbios ir jos tikrai labai jums pravers, kaip minėjau pirmoje pamokoje, bet tiesiog klauskite, jeigu kas nors buvo neaišku, rašykite kodus komentaruose, bandysim taisyti ir panašiai. Bet, manau viskas gana aišku ir vėlgi rašykite atsiliepimus, kaip jūs suprantate ar nesuprantate, ar norite, kad kitaip paaiškinčiau ar nekartočiau, ar kartočiau dar daugiau ir panašiai. Tai ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų, nepamirškite prenumeruoti ir viso.